Ar žinote, kokiuose 5 Jungtinių Amerikos valstijų miestuose gyvena daugiausiai lietuvių? Pirmus 4 atspėti nesudėtinga – tai Čikaga, New Yorkas, Los Andželas, Filadelfija. Tačiau štai 5. daug mažiau kam girdėtas Worcesteris, Masačusetso valstijoje. Atvykome į Worcesterį pažiūrėti, kas ten yra įspūdingo lietuviško. Worcesterio miestas netoli Bostono vadinamas Masačusetso valstijos širdimi. Netgi ant kiekvienos gatvės pavadinimo lentelės čia nupiešta širdutė. Kaip visada pradėjom kelią nuo gyviausios lietuviškos vietos, o čia ji vadinama Maironiu. Gyventojų surašymų duomenim net 2 procentai arba 4 tūkstančiai Worcesterio gyventojų yra lietuvių kilmės. Tiesa, tai yra senosios lietuvių bendruomenės. Jų protėviai į Ameriką atvyko dar prieš Pirmą pasaulinį karą. Gale 1800 metų daug jaunų lietuvių vyrų bėgo iš Lietuvos, kad nebūtų paimti į caro kariuomenę. Tai jie čia važiavo ir kiti važiavo ieškoti darbų. Čia buvo daug fabrikų ir jie galėdavo gauti darbas. Ir paskui, kadangi čia lietuviai vyrai suvažiavo, atvažiavo ir moterų ir kai kurie žinoti. Ir tai prasidėjo lietuviai. Pradžioje 1908 metais čia buvo atsiųstas lietuvis kunigas, jo vardas buvo Blaveckas. Tada lietuviai dar nieko neturėjo, jie neturėjo savo parapijos. Kadangi lietuviai daugumas katalikai, tai jie mišias tenai eidavo pas airišius. Airišiai nemėgo lietuvių, tai jos primušdavo. Tada jie mėgino su lenkais ir iš pradžių nutarė, kad reikia turėti savo parapiją. Ir tada jie nupirko daug žemės ir tada pastatė mūrinę bažnyčią. Ir 14-15 metais buvo užbaigta ir atsirado Švento Kazimiero parapija, jį pastatė kleboniją. Pavažinėjus po senuosius Worcesterio lietuvių rajonus, nustebino, kiek daug ten dar yra išlikę lietuviško, bent jau akmenyje. Net daugybė vietų, kurios šiandien neveikia, vis tiek tu pažiūrėjęs į pastatą iškart matai, kad tai lietuvių pastatas. Pavyzdžiui, Švento Kazimiero milžiniška lietuvių bažnyčia. Ant tos bažnyčios yra lietuviškas užrašas, nors dėja bažnyčia yra uždaryta ir dabar jau ten yra nebe lietuvių bažnyčia. Beje, Švento Kazimiero bažnyčia garsi ir tuo, kad į ją plaukė kunigas Juozas Montvila. Ir jis plaukė laivu Titanikas. Atsiųstas iš Lietuvos, kad dirbtų Worcesterį. Worcesterio jis taip ir nepasiekė, nuskendo. Tiesa, apie jį pasakojama, kad jisai labai prisidėjo prie kitų žmonių išgelbėjimo ir iki pat mirties išliko tikrai ištikimas savo principams. Kai vieta iki šiol priklauso lietuviams, ją užeit paprasta, o kai nepriklauso jau lietuviams, tai reikia derintis prie dabartinių savininkų. Tai nuo seno norėjau patekti į Švento Kazimiero lietuvių bažnyčios vidų, nes girdėjau, kad ten išlikę lietuviški vitražai įspūdingi. Ir dabar pasižiūrėjau, kada bus atidaryta, kada vyks pamaldos. Buvo įdomu, kai žiūrėjau, tai visiškai kitokios pamaldos nei katalikiškos vyko. Vitražus iš ties radau, nors kai kuriuos jų, kur buvo lietuviški užrašai įstatyti oro kondicionieriai, bet vienas pagrindinių klausimų buvo, ar tie vitražai yra Vytauto Kazimiero Jonyno, kuris buvo vienas garsiausių lietuvių autorių 20 amžiui. Daug informacijos buvo, kad jis kūrė būtent vitražus šitai bažnyčiai. Tačiau, kaip išsiaiškinau iš vietos parapiečių, iš tikrųjų jisai sukūrė tik tai vieną vienintelį vitražą, o daugelis tų vitražų iš tikrųjų yra dar senesni, tai yra dar iš tarpukario ar ankstesnių laikų. Taip pat šalia Švento Kazimiero mokykla, kurią užbaigė tūkstančiai lietuvių ir ant jos fasado yra vytis. Kaip svarbu būdavo tiems laikams lietuviams, kurie statė savo mokyklą, kad jų vaikai mokytųsi tokioje tautinėje aplinkoje. Yra ir kita Aušros vartų lietuvių bažnyčia. Jis statyta jau tarpukariu, kaip tik tada, kai buvo tas didysis konfliktas su Lenkais dėl Vilniaus krašto. Tai iš karto matosi iš kiekvienos tos bažnyčios detalės. Kokia svarbi ten lietuvių kalba, tai toje bažnyčioje viduje tikriausiai yra daugiau lietuviškų užrašų negu beveik bet kurioje kitoje Amerikos lietuvių bažnyčioje. Na, jeigu nutapytas koks šventasis, tai apačioje lietuviškai parašytas jo vardas. Taip pat šalia tos bažnyčios yra Gedimino gatvė, o visas tas kalnas, ant kurio ta bažnyčia stovi, lietuviai pravardžiuodavo Gedimino kalnu, nors tai, aišku, niekaip nėra oficialiai įtvirtinta. Na ir, aišku, pavadinimas angliškai Our Lady of Vilna, Vilniaus mergelės, Aušros vartų Marijos, tai iš karto aliuzija į Vilnių.
Tiesa, dabar ten vietnamiečių parapija. Laimei, kiek esam kalbėję su vietnamiečių klebonu, jisai linkęs tą lietuvišką istoriją išsaugoti. Retai tai būna, kad lietuviškos vietos uždarytos, neveikia, bet vis tiek esi priblokštas tos lietuviškos didybės. Ir Worcesterį pasijutau būtent taip, juoba, kad abidvi bažnyčios stovi ant kalvų, tai net važiuodamas tiesiog greitkeliu per Worcesterį, tu matai tą milžinišką Švento Kazimiero lietuvių bažnyčią ant kalno ar Aušros vartų lietuvių bažnyčią. Lietuviškų vietų Worcesteryje būta ir dar daugiau, pavyzdžiui, buvo toks vyrų klubas, ant jo pastato iki šiol yra Vytis, nors jis taip pat uždarytas jau prieš keliasdešimt metų. Tas klubas įsirengė čia daugiausia, kaip tuo laiku vyrai galėjo eiti į karčiamas, į tokias vietas ir jie tą klubą padarė tik vyrų, nes jie turėjo tenai salę, barą, moteris ten galėjo priklausyti, nes tada buvo toks laikas. Tai buvo Worcesterio lietuvių piliečių klubas. Jie nusipirko pastatą Kelly Square ir tenai po sklepe buvo lietuviška spaustuvė, ten leido laikraštį, bet ne klubas leido, bet toks buvo spaustuvininkas, jisai įsinomavo tą rūsį ir ėjo laikraštis tada Worcesteryje. O viršuj buvo salė parengimams, buvo baras, žinai, ir tenai tas vyrų klubas veikė. Paskui vėliau jie jau įsileido ir moteris, kai sako Auxiliary Women's Club, žinai, ir jie tenai gyveno iki 45 metų ar kiek, kol Massachusetts statas statė greitkelį ir tą žemę ir tą klubą viską paėmė. Ir tada jie kelis metus nuomavo vietą. Ir tada jie nutarė už tos pinigus, ką jie gavo, pasistatyti naują pastatą. Ir jie pasistatė ant tos pačios gatvės, tik biškį daugiau ant kalno, ant Vernon gatvės, naują klubą. Na bet ko Worcesterį matėm daugiau negu apskritai bet kokiam kitam JAV mieste, tai lietuviškų vietovardžių. Worcesterį yra tokia tradicija pavadinti sankryžas veteranų žuvusių už Jungtines Amerikos valstijas Antram pasauliniam kare garbei. Tų veteranų, kurie gyveno netoliese. Na ir aišku, istoriniam lietuvių rajone, kur gyveno tūkstančiai lietuvių, daugybė jų atvykę dar prieš Pirmą pasaulinį karą, tai jau jie buvo JAV piliečiai, ėjo tarnauti į Antrąjį pasaulinį karą. Tai daugybė sankryžų pavadinta lietuvių garbei. Važiuojam nuo buvusios Švento Kazimiero bažnyčios ir visos sankryžos važiuojant Providence gatve pavadintos lietuviškai. Prie pat bažnyčios Maglesko sankryža, paskui Miglausko sankryža, paskui Kirmino sankryža. Na, bet jau tiek jau radęs, supratau, kad tikriausiai dar yra gerokai daugiau. Kiekvienos miesto sankryžos nepervažiuosi. Laimiai, Worcesterio lietuvis ponas Struckus, su kuriuo susitikom, labai gerai išmano Worcesterio lietuvių veteranų reikalus ir atsiuntė man ištisą sąrašą lietuviškų sankryžų, kurias visas įtraukiam į Tikslas Amerika LT žemėlapį. Kiekvienoje sankryžoje galime rasti to lietuvio pavardę, o taip pat nesunku surasti kartais ir istoriją, kaip tas lietuvis žuvo, na, o internete yra daugiau istorijų apie visus tos žmonės, kurių garbei yra pavadintos Worcesterio sankryžos. Jurgelionis, Kamandulis, Kigas, Banys, Laukaitis, Skerniškis. Na, kai kurios pavardės yra suanglintos, pavyzdžiui, Banys, matyt, originalo kalba buvo Banys. Gal net ir mano koks tolimas giminaitis turi Worcesteryje su juo susijusią vietą. Na, yra toksai Žemaičio daugiabutis Worcesteryje, kuris yra įrašytas net į visų Jungtinių Amerikos valstijų paveldo sąrašą, kas yra labai reta lietuviškiams objektams. Nuvažiavom ten, pasižiūrėjom, tačiau jo pavadinimas ten nėra parašytas, na ir šiaip tai gana eilinis daugiabutis, kurį tiesiog pastatė žmogus pavardę Žemaitis. Su Lietuva jis neturi daug bendro, išskyrus tai, kad jį pastatė lietuvis. Tai kadangi vis tik tai lietuviai pastatė labai daug pastatų visoje Amerikoje ir suprojektavo, tai kiekvieno jų į Tikslas Amerika LT žemėlapį įtraukti negalim. Tačiau, kadangi jis yra jau visų JAV paveldo sąraše, kaip itin geras pavyzdys būtent tos klasikinės Worcesteriui būdingos 3 aukštų daugiabučių architektūros, kokia buvo statoma prieš Pirmą pasaulinį karą, tai taip pat jį parodom čia. Daugelį tų uždarytų lietuviškų vietų tik pravažiavom, bet pagrindinis mūsų išvykos į Worcesterį iš Bostono apylinkių tikslas šį kartą buvo Maironio klubas.
nes Maironio klubas yra paskutinis veikiantis lietuvių klubas Vūsterio apylinkėse ir visa ta eilė lietuvių organizacijų, apie kurias mums pasakojo ir kurios uždarė duris, tai galiausiai jos įsiliejo į Maironį ir jų nariai susirinkimus pradėjo rengti ten. Maironyje mums buvo svarbiausia susitikti su vietos lietuviais, nes jie būtent čia mums ir papasakojo viską apie visas tas kitas lietuviškas vietas, kurios buvo ir kurių istoriją ir dėja užsidarimą jie matė per savo gyvenimus. Tai susitikom su 10 žmonių, kas gana didelis skaičius, žinant, kad tai vyko darbo dieną darbo metu. Iš pradžių tokio nesitikėjom, tačiau pasitiko 10 žmonių, paprašė dar padaryti ir paskaitą, tai neplanuotai valandos trukmės paskaitą apie lietuvių paveldą Amerikoje padarėm. Na ir aišku, išgirdom ir Maironio istoriją. Kunigas Jakaitis organizavo žmonės, tai jie vadino šėrininkais, kurie pirko už $10 lakštą ir sudėjo po pinigus ir rado čia prie Quinsigamond ežero turtuolio paliktą žemę su namais. Ir jie nupirko tą ir pavadino Maironio parku. Tas senas pastatas, kuris buvo anksčiau Arklidė, buvo biški atnaujintas, perstatytas, bet salė buvo tik tai kokiam 150 žmonių ir kadangi čia daug lietuvių buvo, sueidavo keli šimtai, tai netilpo į tą salę, tada buvo nutarta padidinti tą salę. Ir kaip buvo ta salė didinama, per tą statybą įvyko gaisras ir visas parkas sudegė. Kai sudegė parkas, tada žmonės sušaukė susirinkimą specialų visų narių ir nariai nutarė, kad reikia atstatyti naują parką. Tada naują pastatą statyti. Tada rinko aukas visokiais būdais. Apdrauda sumokėjo šiek tiek už tą seną pastatą, taip pat pasiskolinom biškį pinigų iš banko ir pradėjo su Cutler kompanija statyti šitas naujas parkas, kaip dabar matai. Salė buvo padaryta dėl 300 žmonių. Ir 1973 metų pabaigoje buvo jis užbaigtas ir atidarimas įvyko. Ir Maironio parkas turėjo didelę sėkmę, nes čia buvo nauja salė, viskas nauja, daug kas jį nuomodavo, čia visokių parengimų buvo, visi lietuviai ir amerikonai. Tada nutarėm, kad reikia šičia daugiau lietuviškų ornamentų ir buvo pasamdytas Rukštelė, jis padarė šitos paveikslus, kur čia matote. Ir paskui mes turėjom čia meno parodas, tai iš tų lietuvių menininkų pirkom paveikslų ir panašiai. Parkas, žinai, veikė ilgą laiką, bet kaip visur narių mažėjo, nes emigracija sumažėjo, mažai žmonių, žinai, jau pradėjo čia atvykti, jau tie senesni žmonės mirė, jų vaikai įsiskirstė į priemiesčius, išvažiavo, žinai, mokyklos ir taip panašiai. Maironio parkas ilgai jau veikia, o mes bandom toliau čia tęsti tradicijas lietuviškas, supažindinti žmonėms su lietuviška kultūra, duoti nariams ir draugams progą sueiti, pabendrauti kartu lietuviškoje atmosferoje. Vyksta kulinarijos klasės, vyksta etnografinės klasės, pavyzdžiui, buvo margučių dažymo klasė, šiaudinukų klasė. Mes mokinamės, kaip virti krupniką ir gaminti koldūnus. Mes pakviečiam lietuviškas grupės ateiti pasirodyti meno programą. Atvažiuoja dauguma iš šituo rajono Vūsteryje. Mūsų dabar narių skaičius yra 275, bet daug iš jų yra jau pasenę ir neatvažiuoja. Atvažiuoja gal 70, 100 kartais, daugiausiai 100 suvažiuoja.
bet mes bandom pritraukti žmonės iš kitų rajonų, ypač iš Bostono, nes Bostonas yra tik tai valanda tolumo nuo mūsų. Ir mes bandom su jais susikoordinuoti, kad nebūtų kompeticijoje, bet mes kartu galėtum drauge dirbti, kad nebūtų du įvykiai vykstant tuo pačiu laiku. Pavyzdžiui, vienas, kad nebūtų kas nors po bažnyčios Bostone, kol mes čia bandom ruošti kazakų mugę, nes tada žmonės turi pasirinkti, į kurį įvykį jie nori atvykti. Maironio lietuvių parke buvome labai jaukiai priimti vietos lietuvių. Smagu, kad su mumis susitikti susirinko tiek pirmosios, tiek antrosios, tiek trečiosios imigracijos į Jungtines Amerikos valstijas kartų atstovai. Na, o galiausiai mūsų vizitą vainikavo štai narystė Maironio klube. Tai Level Honorary, garbės nariai, Aistė ir Augustinas Žemaičiai, Lithuanian Charitable Society, maironisbankets.com. Labai smagu, kad Maironis gyvuoja toliau, labai smagu, kad jo tokia puikia vieta, šitiek parkingo, šalia ežeras, dėl ko galima pagrindinę salę nuomoti ir iš to išsilaikyti. Ir labai smagu, kad yra puikia vieta, pavyzdžiui, švęsti joninėms. Labai norėtųsi palinkėti jam gyvuoti kuo toliau, na ir tikrai labai norėtųsi, kad kai vėl grįšiu kada į Woosterį, tai rašiau tas pačias vietas, nes net ir tos lietuviškos vietos, kurios neveikia, jos yra kaip paminklai tai įspūdingai lietuviškai istorijai mieste, kur lietuvių skaičius yra 5 visoje Amerikoje.